Sveiki, prieš mane matote vonią neringą, sumontuota masažinė sistema Nano Future. Į šią masažinę sistemą įeina 40 nano purkštukų nugarai, 20 nano purkštukų kojoms, 4 mini purkštukai šonų bei 18 Future purkštukų. Šiuo atveju klientas yra pasirinkęs nemažai papildomos funkcijos, todėl ir pasirinkau parodyti jums šią vonę. Taigi, į pačią vonę įeina, kaip ir rodžiau, vandens purkštukai bei oro purkštukai vonios dugne. Galbūt pradėkime nuo oro purkštukų. Taigi, jungiame orą. Purkštukai veikia. Šioje sistemoje jūs galite reguliuoti oro purkštukų stiprumą. Galbūt dar įjunkime chromoterapinę lempą, kad geriau matytųsi. Taigi, kaip minėjau, jūs galite reguliuoti oro purkštukų stiprumą. Kaip matote, yra plius minus funkcija. Taigi, jeigu paspausime pliusą, oro kompresorius pradeda veikti galingiau. Paspaudus minusą, stiprumas sumažėja. Taigi galite pasirinkti norimą masažo stiprumą. Stiprinam, silpninam. Realiai tai parodo, kad svarbiausia yra ne tik tai kompresoriaus galingumas, bet taip, kaip jūs sugebate išnaudoti tą kompresorių. Kaip žinote, antru paspaudimu paspaudus atsiranda pulsacinis režimas, kompresorius stiprėja ir silpnėja, taip sukurdamas pulsaciją vonioje. Trečiu paspaudimu visiškai išjungime oro masažą. Įjunkime vandens masažą. Taip, kaip matote, kaip minėjau, yra 40 nano purkštukų nugarai, gal šiek tiek išjunkime. 40 purkštukų yra nugaroje. Kuo tai yra geriau už, tarkime, 6 mikropurkštukus? Esmė yra, kad Nano Future'is, tai yra nano purkštukai nugaroje, jum masažuoja visą nugarą. Jeigu mes dedame 6 mini purkštukus į nugarą, tai paprasčiausiai yra masažuojami tam tikri nugaros taškai. 40 nano purkštukų užtikrina, kad visa jūsų nugara yra tolygiai masažuojama. Taip pat ir kojose. Į kojas įeina 10 purkštukų vienai kojai, 10 kitai kojai. Taigi gaunasi, kad visos pėdos yra pilnai masažuojamos. Taigi toliau junkime vandens masažą. Šiuo atveju klientas yra pasirinkęs nugaros perjungėją. Štai matome nugaros perjungėjo valdymą. Taigi, kadangi turime nugaros perjungėją, turime 2 oro reguliatorius į vandens masažą. Vienas oro reguliatorius reguliuoja vieną pusę vonios, kitas oro reguliatorius reguliuoja kitą pusę vonios. Nugaros perjungėjų jūs galite reguliuoti, su kurią pusę jūs norite masažuoti. Kaip matote, dabar yra nustatyta per vidurį, tai yra masažuojama pilnai visa vonia. Jeigu nusistatytume į vieną šoną, tai yra pasukime, matome, kad nugaros visi purkštukai nebeveikia, visa jėga yra perstumama į kojos purkštukus, yra masažuojama tik tai koja. Su oro srauto reguliatoriumi jūs galite reguliuoti stiprumą. Kaip matote, skirtumas akivaizdus. Norite silpniau, norite stipriau. Lygiai tas pats yra, jeigu rankenėlę persuktume į kitą pusę. Akivaizdžiai matosi. Nugara yra masažuojama, kojos ne. Atsukam oro srauto reguliatorių į vandens masažą. Pilnai paleidžiame. Galim šiek tiek prisilpninti. Jeigu norime, vėl nusistatome per vidurį ir vėl veikia visa vonia. Taigi, štai. Taip pat žinome, kad elektroninis valdymas turi pulsacinį režimą, jis veikia bendrai. Siurblys atsijungia, siurblys įsijungia.
Taigi dabar galime atjungti vandens masažą, pereikime prie chromoterapinės lempas. Šiuo atveju klientas yra pasirinkęs chromoterapinę lempą su stop funkcija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad klientas gali nusistatyti norimą spalvą ir kad ta spalva pastoviai jam šviestų. Veikimo principas labai paprastas. Čia yra įjungimas, išjungimas. Dabar išjungime chromoterapinę lempą nešviečia. Įjungiame šviečia. Dabar spalvos automatiškai keičiasi. Chromoterapinė lempa su stop funkcija turi kelis privalumus. Pradžioje jinai yra maždaug 40% didesnė už standartinę chromoterapinę lempą. Taip pat jinai turi 256 spalvas ir atspalvius. Video tą gal sunku yra parodyti. Pats lempos apšvietimo galingumas yra maždaug 7 kartus didesnis už standartinę chromoterapinę lempą. Taigi, tarkime, matome, va šita spalva mums patinka. Vienu paspaudimu mes ją galime nusistatyti. Kai mums jau atsibosta ta pati šviesa, vėl pasispaudžiame ir spalvos pradeda keistis. Kaip matote, nėra kažkokių tai perėjimų, spalvos pereina labai gražiai, kadangi 256 skirtingi atspalviai, matome diodai stovi. Taigi, šiuo atveju galime išjungti chromoterapinę lempą. Kas vienas iš didžiausių pliusų, ką yra pasirinkęs klientas, tai yra dezinfekcinė sistema. Dezinfekcinė sistema nėra būtina dėti į masažines vonias, tačiau jūs tada patys turite dezinfekuotis vonę. Koks yra privalumas, jeigu jūs jau įsidedate, tai yra, kad kaip matote, yra talpa dezinfekciniam skysčiui, iš talpos eina tiesiogiai per šlangas dezinfekcinis skystis, kaip matome, iš karto į visus purkštukus. Jeigu jūs neturite šitos talpos, jūs turite pilti dezinfekcinį skystį į vandenį, taip sumažinote iš karto koncentratą ir pati dezinfekcija kur kas prašiau suveikia. Jūs turite tiesiog sunaudoti daugiau dezinfekcinio skysčio. Pats veikimo principas vėlgi yra ganėtinai paprastas. Dabar nėra užpildyta sistema, vat matote, dega raudona lemputė. Sistemą reikėtų užpildyti. Sistema užsipildo labai paprastai. Tiesiog įpilat dezinfekcinio skysčio. Vėlgi, naudojame tik tai Kohler masažinės sistemas, taigi siūlome pilti tik tai Kohler dezinfekcinį skystį. Kuo yra kitų gamintojų blogai dezinfekciniai skysčiai? Jie nėra blogai, tiesiog tenais nėra tikslaus koncentrato, nėra žinomas tikslus koncentratas. Ką tai duoda? Paprasčiausiai, jeigu koncentratas bus per didelis, tai jums gali nuimti chromą nuo purkštukų. Geriausiu atveju, blogiausiu atveju galimi ir kiti yra pažeidimai. Jeigu koncentratas nėra pakankamas, paprasčiausiai jums prastai išdezinfekuos vonę. Tiesiog keli variantai. Taigi, realiai vienu paspaudimu ilgiau palaikius turėtų įsijungti pati masažinė sistema. Yra pradedama imti dezinfekcinis skystis į masažą. Jinai prasivalo. Pats valymas trunka maždaug apie 30 minučių, net ne maždaug, lygiai 30 minučių. Po 30 minučių jūs tiesiog išleidžiate vandenį, įsipilate naujo, kad jį pravalyti tą pačią dar kartą masažinę sistemą ir viskas. Toliau naudojatės vonia sėkmingai. Dėkui.